ir smagus matyti tiek daug gražių susirinkusių veidų. Taigi, šiandien šnekėsim, ką priek susijungti su aukštesniuoju aš labiau. Tikrai, manau, daugelis iš mūsų žinom, ką tam dalyką reikia padaryti. Bent jau, sakat, mūdį gal matėt, aš labai daug apie tam šneku. Ir gal kažkam, sunkiau ir įeiti tam būsim, kažkam gal ir sunkiau pajosti tons aukštesnį aš, išgirsti ten. Ir ką mums padeda kelti, įeiti tam savo natūralios gausos srovį vadinamai. Galėtumėm pritraukti viską į savo gyvenimą, ko mums reikia. Nebūtina, ko mes noram, nes ne vis laiko mes noram ir ko mums reikia. Taip. Norėčiau su to ir pradėti. Žodžiu, aš pasidaręs toj programėkį, papasakoti. Pasėmiau lapą, tiesiog, kad pasiimt lapą, bet iš esmės neįskaičiau aš šiandien, vien kartą. Paskaičiau. Gal į laikončią, žiūrėsiu šitą lapą, iššnekės. Gal ne. Geriau, ko nors pasiimt savo ego, leisti tiesiog būti tam, kas vyksta, tekėti tam, kas tekti. Ir aišku, pasižiūrėti, ko aš noriu pasakyti, jeigu kažko pamiršau. Tai žodžiu, noriu paminėti dabar. Kiekvienas iš mūsų, ves laiką, esam susijungę su savo aukštesniuoju aš. Mes nikada nepaleiktam mano. Mes galim įsivaizduoti, kad, palauk, aš jautus, kad aš esu atsijungęs nuo savo aukštesnio aš. Aš jautus, kad aš, nejautus, žinai. Bet kontas padaro, kad tu per savo ego įrodo savo, įtikini savi, su įsitikinimu, kad aš šitas nesu prisijungęs per savo aukštesnį aš. Aš nejautu tos gausos, aš neturiu tos laimės. Ir visą tą koną gali tik pasakyti tau, taip, tu esi teisus, tu esi teisinga. Jo, ir tu gauni tom patirtį, nes tu tikrai tiki tau ir tu naudoji visatos energiją įrodyti savo, kad visata neegzistuoja arba visatos nėra. Kur aš labai tikiu, kad daugelis iš jūs tikrai nedarot to. Visi esam aukštos vibracijos, kitaip nebūsime mes čia susirinkę. Tai tas ir svarbu tikrai suprasti, kad mes mėgstam ir mokam labai daug iš ego. Žinot, pasirinkti, kad aš turiu savo kažkokį įsitikinimą, kad manis visat nepalaiko, manis visat neprižiūr, man nedaug to, ko aš noriu. Ir mes pakankamai stipriai įtikam tų dalykų, tų įsitikinimų, tas katras tam realybės, visą tą mūsų negali kontradiktuoti. Visą tai neturi savo tų protą fizinios daliams. Tai tiesiog ir energija, kurią mes naudojam, dėl to mes turėjom fizinį kūną, kad mes galėtumėm korti, kad mes galėtumėm būti čia ir dabar. Būtent šitą energiją yra paversti kažko, kas mums pasitarnau. Nes dažnai būna kažkokie dalykai, kur mums nepasitarnauna, mes vis tiek kartuojam, nesuprantam, kodėl mes nenustojam. Bet, kodėl mes nenustojam ir galimai, nes ir tam tikrus pamokas kažkoks, kad gal mes neižvelgam. Tai ir toks dalykas. Jeigu tu realiai gyveni iš savo ego, ne? Toks juokingas posakis, bet jeigu tu gyveni iš savo ego ir tu netiki, žinai, kad tu turi aukštesnį, aš tu netiki, kad tu turi ton procesą. Nes nenoriu sakyti būtent, kad tikėti reikia. Tu gali netgi sužinoti, kad tu leidi savo patirti ir įrodyti savo, kad tas dalykas yra. Jeigu tu net nežinai, net jeigu netiki to, tu gyveni galim sakyti, kaip netikras žmogus, kaip aš mėgstu grubiai sakyti, pusžmogus. Tu turi savo aukštesnį dalį. Ir ta aukštesnė dalis yra mūsų aukštesnys aš. Dabar sakyti, kiekvienas iš mūsų esam čia. Kaip naga dydžiai. Na visi fiziniai inkarnacijai esam kaip naga dydžiai, palyginus save su mūsų sielos dalim. Kas iš tikrųjų mes esam. Sakykim, taip grubiai, 95% mūsų yra kūnas. Jeigu nors sakyti viršau, bet vinko visada. Mes dabar nesam, ne? Žinai, vis tiek. Krikščionių, tu žinai, dangus, pragaras, žemė ir taip toliau. Tipo, Dievas dangui. Dabar nėra, sakykime, kad būtų lengviau suprasti. Bet ta dalis mūsų tikroji, mes esam dabar sielai. Mes niekada savo sielos nepaliekam. Mes vis laik esam sielai. Dabar šitą fizinę realybę, kas vyks, ką jūs patiria. Mūsų visų aukštesniai aš susijung ir mes kuriam bendrą, unikalią savo asmeninį realybę, kaip mes patiriam šitą dalyką. Ir mes dalinamės energiją iš esmės, kadangi dabar esam susijungę. Ir jeigu tu dabar atitrauktum, dabar įsivaizduotum, galėtum taip analogiją panaudoti, ne? Tu žiūri paveikslą, ne? Ir tas paveikslas yra koks nors ten sens, prieš 1000 metų nupieštas, tarkim, 500 metų grubiai, ne? Ir jums yra labai detalus.
Ir tu pažiūri labai arti tą paveikslą, tu matai kažkokį žmogų, kad sunkiai matos, nes toks mažiuks yra, bet jis yra labai detaliai nupieštas ten yra. Tas žmogus esi tu. Ir kai mes mirštam, kai mūsų fizinė asmenybė suyra iš esmės, mes peržengam į kitą būseną. Ir kaip tai galėtų atrodyti, yra kaip dabar žiūrėjai, tiek prisitraukęs į tą mažą žmogaliuką, kad tas esi tu taip atsitrauki ir pradedi matyti visą paveikslą, visą orkestrą. Kodėl tas susijungis ir su to, kas vyka man gyvenime, kokia va šitais pamoka tas dalykas, mano aukštesnis aš pats pasirinkau išmokti. Viską matai, kodėl kas įvyka ir kaip įvyka ir ką išmokai, ko neišmokai ir ką, kur tu norėjai patobulėti. Ir tai tiesiog peržengim į kitą būseną, grįžims atgal, galim sakyti, tą savo tyriausią versiją. Kai mes būnam savo toj aukščiausią versiją, savo tam aukštesniam aš, ne, savo sielos būsenai, mes viską mokam, mes viską žinom, viskas yra jau praeita, viskas yra jau patirtis, laiks tai neegzistuoja, praeitis, ateitis, tu gali keliauti laiku grįžti tenais, o aš tenais, pažiūrėsim kaip tas buvo, o pažiūrėsim kaip 100 000 metų, kaip Žemė gali atrodyti, pažiūrim kaip prieš 100 000 metų atgal Žemė atrodyti. Laiks yra tiesiog, kaip čia pasakyti, tavo siela yra aukščiau už laiką. Tai, žodžiu, laiks iš esmės ir tiesiog mūsų pačių asmeninis patirties, kai einam, mes per asmeninį patirtį, šalutinis efektas, kai mes keičiamės, kiekvieną sekundę mes keičiamės, milijardus kartų per sekundę. Yra toks, nežinau, kaip pasakyti, bet yra toks laiko formatas mažas, pats mažiausias pasaulyje laiko formatas, kurį galėtume vardinti kaip Planko laikas. Nežinau, lietuviškai, Planck time, angliškai. Ir tų Planko laikas yra ten 0,0000, ten labai daug nulių, 1 sekundė. Ir mes keičiamės, mes einam per tą laiką, keičiamės milijardus kartų per sekundę. Įsivaizduoju, kaip yra projektorius iš ten laiko, vis tiek gal vyresni žmonės žino, kaip veikdavo anksčiau, kaip filmų žiūrėdavo. Įjungdavo juostas, nes būdavo tos juostas, būdavo nuotraukos tiesiog. Nuotraukos sudėts, katros sukas ir sukur video, sukur vaizdą, katros juda. Ir lygiai, iš tikrųjų labai gera analogija čia ir lygiai taip pat mes patiriam savo fizinį realybę. Būdami aukštesniam aš, mes neturim to. Mes galim būti visur visada. Bet mes ateinam čia ir patiriam laiką, kad galėtume praeiti procesą. Ir mes keičiamės milijardus kartų per sekundę. Keičiamės paraleliniam realybė, tiesioginių žodžių prasme. Tai to vieną paralelinį realybę, kad galim sakyti, iš to milijardų kartų, paimsim vieną, tai yra tiesiog vieną nuotrauką, kad neturi nei judesi, nei ten jokios emocijos, nieko neturi. Mūsų sąmonė ir tas projektorius, kad sukur tą visą, tą tokį kaip projektorius, kad sukur tą visą eigą ir mes patiriam tą visą patirtį savo kaip šalutinį efektą. Tai yra iš esmės laikas. Ir mes galim sakyti, kad laiks yra iliuzija, laiks yra netikra, taip. Bet vienintelis, kas yra tikra, yra mūsų patirtis. Mes patiriam laiką, tai galim sakyti, tai yra tikra. Patirtis yra tikra. Mes išmokstam kažką, mes patiriam meilę, mes patiriam sunkumus, mes patiriam netektis. Ir kiekvienas šis dalykas mums yra naudingas, nes mes parsinešam tos dalykus atgal. Ir tai ir visa pagrindinė mūsų esmė. Pažinti save iš kitos perspektyvos. Pažinti tai, kas mes esame. Nes mes esame daug daugiau negu mūsų asmenybė, negu mūsų ego. Mes norim identifikuotis. Taip, tai ir svarbi dalis. Tai ir faina dalis, nes, aišku, kiekvienas žmogus nori atrodyti gražiai, turėti gražų namą, turėti tam šeimą gražią. Ir tai ir nuostabu. Bet mes mėgstam kartais, bet tiesiog dažnai įkrentam į tą ego dalį ir pamirštam savo aukštesnį dalį. Pamirštam, kad mes esam tokie galingi, kad mes turim tiek daug galios šiam momentui. Nuspręsti, pasirinkti, pajausti ir tiesiog paprašyti savo aukštesnės dalies, pačią savęs paprašyti kažkokį tai dalyką, kažkokį atsakymą, kažkokį klausimą. Tiesiog leis tam ateiti, taip, kad tas dalykas turi ateiti. Taip, vėl grįžtam. Mes turim dvi dalis savo. Aukštesnys aš ir mūsų ego. Jeigu gyvenam tik iš ego, visiškai ignoruojam tą aukštesnį dalį. Jei vyksta kažkokia sinchronizacija, magija gyvenime, kur eik tas savo, kaip taip įmanoma, toks sutapimas. Bendravau su kažkokiu draugu prieš 30 metų, pagalvojau vakar, kitą dieną sutinko, arba man parašo, arba paskambino. Nesąmonė, kaip taip įmanoma? Ai, sutapims, nesąmonė kažkokia. Kokia sinchronizacija,
kokią visą. Jeigu tu taip nusprendi, žinai, gyvenimą, tu gyvensi kaip žmogus. Ir tu uždarai visą savo tą gausos kanalą. Tu uždarai viską, kas tai gali ateiti. Ir tai gali būti ne tik kažkokie iššūkiai, tai gali ir kažkokie pozityvūs dalykai. Žmonės, kad ir pasiūlys kažką tau. Galimybės ateis į gyvenimą. Meilė gali pasirodyti netikėtai gyvenimą. Tai tiesiog tas gausos kanalas iš esmės ir kuo su paprasčiau paaiškinus, žinai, nes aš labai mėgstu įsiplėsti apie dalykus. Bet tas yra toks dalykas, kad pamečiau mintį. šnekėjau, persigalvojau. Kur baigiau, Vintą? Dievas Marija. Na, priminkit. Niekas neatsimena. Nu, ką prašau? Sinchronizacija. Kas netiki sinchronizacija, vyksta ir užblokuoja. Jo, teisingai. Tai įsivaizduokim dabar savo ton gausos kanalą, savo ton aukštesnį aš, kad vis esame mes patys, ne? Ant savęs laik ir su mumis, mes esam ves laik su mumis. Ir mes galim leisti tą energiją ateiti vienu būdu. Tiesiog pasitikėjimu. Pasitikėjimu tą energiją, pasitikėjimu to, kas mums nutinka, pasitikėjimu to jauduliu, tą meilį, kad ateina pas mūsų. Ana nėra be reikalo. Mūsų aukštesnys aš. Mes sakyt, nu gerai, dabar iš ego pusės ką lengviau būtų suprasti. Mes ir esam vis tiek ta aukštesnys, aš turiu savo aukštesnį aš, kad aš pats ir esu aš. Jūs taip pat turite savo individualią aukštesnį aš, bet aš sakysiu, kad ons yra atskirs nuo mūsų, bet ons nėra atskirs nuo mūsų. Tai dėl žodžio esmės. Tai tebūnie, dabar mes turėjom ton dalį. Ana atsiunt mums energiją, informaciją. Ir ta informacija ateina pas mūsų. Ne rusiška, ne lietuviška, ne japoniška, ne angliška, ne urzgimas, jokies tokies dalykas. Kas žin, kapt informacija pas mūsų ten? Jausmas. Būtent. Mūsų širdį. Energija. Tai ir ta transliacija, vertims. Tos informacijos vertims. Vienintelis bus, kaip mūsų aukštesnys aš gali mums atsiųsti tą visą informaciją ir jausmas. Ir tas jausmas pasirodo kaip aistra, užsidegims, nors judėti kažkur, nors kažką daryti, nors mylėti, meilė, visa šita energija, visas tas susidomėjimas, nors judėti kažkur tą aistrą, tiesiog pagalvoju, blemba, kaip norėčiau tą daryti. Tai ir tau aukštesnį aš žinutį tau, kad rasa pasako vien paprasčiausią dalyką. Tai esi tu! Tai yra tavo srovė, tai yra tavo kelias. Tai ir viskas, ko tau reikia. Ir tiesiog sekti tau jauduliuk, sekti tą emociją, sekti to jausmą. Vis tas jausmas tai nuved ten, kur ir tu turi būti. Kokius pamokas tu turi žinoti. O jeigu yra daug tokių taškų, kur ir tas labai, čia jau gerai, tai kitas dalykas, trečias dalykas, ketvirtas. Geras klausimas. Ką reikia žinoti dabar? Kas ir man tas? Kaip aš turiu 10 pasirinkimų, kaip man sužinoti, kas yra man geriausia. Ir keli faktoriai. Gali ką aš mėgstu daryti, ne? Nu gerai, aš dabar noriu varyti, su dviračiu varyti, pasivažinėti. Aš noriu padaryti gal viduosikų, arba aš noriu varyti į parduotuvę, ten nusipirkti megztinį. Kažko, tebūnie 3 pasirinkimai, ne? Ir gerai, dabar aš išeinu į parduotuvę, nusipirkti megztinės užsimerk. Ką aš jautus? Gerai. Kokia emocija? Ką aš jautus darydams tam, eidams, ten judėdams? Pajūtus. Gerai, jautus ten. Vienas variantas, ką aš jautus darydams, ten su dviračiu pasivažinėti. Smagiai nusileidau, kalniuoką, čia tas. Daugiau emocijos, gerai, tas jau man pasako, aš jau daugiau biškį ir to norą, žinai, judėti tam pas. Ir tada trečias variantas. Trečias variantas buvo, kas? Viduosius daryti. Gerai, įsivaizduoju, kaip aš darau viduosius, kaip aš šneku. Kaip aš tiesiog leidu savo tekėti tam, kas tek per mane. Eik savo, tas ir kažkas, ką aš žiauriai noriu daryti. Viskas. Pasirenku ton. Bet, o gal aš tiksliai nežinau, gal man vis tai 3 variantą taip pat nejautas man. Ko dabar daryti? Tarkim, situacija. Ne 3 variantą buvo, bet buvo 2 variantą, kad labiausiai to patiek. Nu gerai, taip buvo 3, ne? Vienas atkrėt labiausiai, tai 2 buvo labai panašu, tarkim, ne? Turiu 2 variantus. Pasiemi monetą, vienas reiškia vieną, pasikits reiškia meti, nukrent, nukrent ant
dviračiu važiuoti. Norėjom video daryti. Palaugi, norėjom video daryti. Tai iškart ten suprasti, kad tai ir kažkas, ko tu labiau nori daryti. Nu ir dar trečias variantas, kad jeigu nei tas tau da nepadėt, jeigu tu vis tiek pasirinksi eiti, pasirinksi judėti ten, kur mažiau aistrus buvo, arba galbūt nebuvo tas tikslus, teisingas tas kelias, kur tau labiausiai jaudina ir verta judėti, kur tiek fain nebuvo. Eini per tą dalyką ir sinchronizacijai, tau aukštesnys aš tavi apsuks per ton kelią ir sugrąžins ten, kur tu turi atsidurti. Ir tai gali būti visokių, kai krisi kažkokį duobį, atsitiks kažkas emociškas sunkiau, bus iššūkis kažkoks, praeisi, išmoksi kažko ir grįši ten pat ir tad suprasi, palauk, teisinga. Aš patyriau ton, kad aš galėčiau atsidurti čia būtent tuo laiku, tada, kada aš turėjau būti, nes viskas vyks tada, kaip ir turi būti. Viskas. Aš grįžau atgal ten, kur turėjau būti. Mums sinchronizacija vis laik nuves atgal ten, kur mes turim būti, nors ir tu galbūt darai ne tą 100%, ką tu galvoji, kad ir tau pats. Tai vo. Ar truputėlį suprasti, kaip mūsų energijai atsiunt mums. Mūsų mes patys atsiuntam savo iš esmės. Ton jausmą, ton emocijų, ton norą judėti. Ton aistrą. Ta aistra yra absoliučiai viską išsprendžiantis mechanizmas. Absoliučiai. Čia yra viską organizuojamas principas. Tu siek savo aistrą, kontas yra. Ir taik formulė. Kas žinot Bašarą? Du žmonės. Gerai, tai jau žinote apie koną šnekėjus du žmonės, bet vis kiti, labai įdėmė paklausykite. Tai aistra. Ką tik konį pašnekėjau apie tą aistrą, ką mes gauna per emociją, per judulio. Ir tada, kaip tu eini tą aistrą, dar kontas nusprendi, kas tau yra labiausiai smagu, tu eini per tą dalyką ir tu daryk tą dalyką, kiek įmanoma ilgiau. Ta prasme, kontas reiškia. Daryk kiek įmanoma ilgiau, reiškia, ar tai tavo ego dabar tau padarė 10 minučių tom, kon tu žiauriai mėgsti, bet tavo ego sako, agi, tu turėjai grūbus išplauti, kon tu čia dirbi. Tu turėjai eiti indus išplauti, tu turėjai ten šunį pavedžioti, kažkam turėjai padaryti kažkodė, kažkam pradėti pėsėti galvą tavo ego. Tai, juk būt nenustok, nebent, nes mūsų aistra ir pas mūsų nevelto nublės tada, kada nuo to nublės, arba tu rasi kažkon, kas ir smagiau, negu tu dabar darė. Tai ir ženklas, kad jau turėtų pakeisti. Ir tu gyveni gyvenim tep iš pilnos meilės. Vis laik tu jauti pozityvą, vis laik tu jauti meilį, jeigu tu nesipriešini savo tai natūraliai sroviai. Tu leidi tekėti tam, kas tek per tai. Ir darai tą kiek įmanoma ilgiau. Kiek įmanoma ilgiau. Ir tai gali būti valandą, 2, 3, 5, jeigu reikia, arba 10. Tiesiog tie planai, tie indai, kad vieni ir išplauti, gal tu jį neprivalai dabar išplauti. Gal tu išplausi vėliau, kai tau bus aktualiau labiau. Bet jeigu tu turi nesveiką užsidegimą, ta prasme, labai stiprų užsidegimą, tiek nori kažką daryti, jokių būdų neleisi savo ego, tavi tikint, kad tu būtinai dabar turi nustoti daryti, nes tau tik smagu buvo. Ir tau kažkodėl dabar yra kažkokie darbai specialūs, kur tu būtinai turi atlikti. Nes mes tada galvojam, blemba, jeigu aš nedarysiu to, atsitiks tas. Planavimas, ego, nerim, stresas. Tu iš tikrųjų nežinai, kaip dalykai įvyks. Ir neprivalai žinoti, kaip jie įvyks. Mes aš nežinau, kaip dalykai įvyks. Bet jeigu neįvyks, kaip neįvyks, neįvyks dėl priežasties. Tai yra kažkokia priežastis, kad išspręs viską kažkokiu būdu, leis tau patirti tą tavo unikalią realybę, kad išsprendus visus iššūkius, sunkumus, dalykus, kad tau verti nerimauti ir stresuoti. Ir tada, kai tu sieki savo aistrą, kiek įmanoma ilgiau, neleid savo ego tau pasakoti, ko tu turėtum iš tikrųjų daryti, kas tau ego nežino, ko tu turėtum iš tikrųjų daryti. Kad tu leidi tau daryti, tada atjungi lūkestį. Nes nežinai, kas turi vykti. Lūkestis neegzistuoja. Dabar aš irgi. Čia stovau. Pirm kart, šneku. Belenkiek baisė buvo. Belenkiek jaudinimui. Bet aš esu čia, nes aš pasitikiu. Aš neturėjau jokių lūkesčių. Aš tiesiog žinojau, kad aš ateisiu, pasidarys kažkokį lapą ir kažkon papezėsiu. Ir tiesiog viskas. Ir aš to darau, nes man ir smagu. Aš leidu savo būti savim, kiek man išėjant, kiek kaip natūraliai gaunas, kas gaunas natūraliai, tep jau gaunas natūraliai. Ir neturėk lūkesčių, nes jeigu tu dabar sukorisi kažkokį lūkestį, kažkokį dabar įsivaizduoji, kad čia yra geriausia, kas gali atsitikti. Čia yra geriausias dalykas, kas gali atsitikti man, negu sakoma, aš matau šitas. Viskas. Mans nevykst. Ką bloga nukrent būseną, jei nežymesnė būsena, automatiškai tavo būseną pritraukia.
emocijas tam tikras nuškartais į tą žemą emociją, pritrauk mintis negatyvus, kurios verta jau dar daugiau galvoti apie negatyvius dalykus, kas tada pradėt korti tau fizinius veiksmus ir tu turi patirti fizinį, kad yra ir išmanifestuoti dėl tavo būsenos. Bet jeigu tu neturi lūkesčius, tu tiesiog varam, nes tu žinai, kad tu gali daryti, tau smagu ir viskas. Vien dėl to, kad tu gali ant dviejų kojų atsistoti, ateiti ir kažką padaryti. Vien dėl to, nes tau ir smagu ir tu gali tiesiog tą padaryti. Ne dėl to, kad kažkas turi vykti, ne dėl to, kad tu kažkom gausi iš to, ne dėl to, kad kažkokia nauda turi būti, dėl to, nes tau ir smagu. Dėl to, nes ir kažkas, ką tu be galo nori daryti. Tai yra aistra tavo vis dėlto. Ir va tas ir vienas iš svarbiausių dalykų, ką tu turi daryti, leis savo siekti aistrą be jokių lūkesčių. Lūkesčiai ir įsivaizduok, tavo ego sugalvoja, kad čia geriausias dalykas, kaip sakiau, ne? Tavo ego čia gali būti, ta prasme, didžiausias dalykas, bet tavo aukštesniam aš, tai ir grindis. Nes tenais nesimato pabaigos. Kiek kas gali pas tave ateiti, ką tu gali pritraukti, kas gali pas tave. Ta prasme, tu palieki tą visą kanalą savo gausus vadinamai atvirą. Įsivaizduoji didelį burbulą. Čia didelis burbulas, kad energijais, katras anksčiau tavo ego suplanuodavo ir galvodavo, kaip viskas turi būti, užpildydavo visokiais dalykais, nes dabar ir tuščias. Ir dabar tavo aukštesnys aš įmet ton, kas būtent tavo priklauso. Kas užpildys tavi, kas vers tavi judėti dar daugiau į tą aistrą, kas vers tavi kitus netgi įkvėpti daryti tom patį, nes tu pamatysi, kiek gyvenimas tau gali stipriai pasikeisti. Ir ką tu sieki savo aistrą? Daraton. Kiek ilgiau, kiek įmanau. Net ir juk visišką lūkesčiaus. Palikti atvirą. Na, aš varau vien dėl to, nes aš galiu, nes man smagu. Tada, kas įvyks? Visiška nesvarbu. Absoliučiai čia gali būti pats baisiausias dalykas, pats sunkiausias dalykas, pats stipriausia, emociškas stipriausia, tave pajudinant. Ta prasme, gali būti kažkas, kur atrodo net ir galis pakeisti, netgi pradėti galvoti tokius dalykus. Nesvarbu. Aš vienas sakysiu, nesvarbu. Kas įvyks. Svarbiausia, ką tu darai su to, kas įvyks. Tai išlik pozityviai būsenai. Nesvarbu, arba bent jau neutraliai būsenai. Nesvarbu, kas įvyk tavo gyvenime, nes jeigu tai įvyk tavo gyvenime, tai tur priežasti. Ir tu neprivalai žinoti tos priežasties. Čia ir dabar. Tai įvyk, tarkim, mano asmeninė patirtis, ne pati perseniausia, turėjau labai daug iššūkių, sunkumų, peržengiau visokių tokių etapų ir nesigilinsienus, bet turėjau tokius santykius ir tie santykiai galvoju ir patys geriausi, kokie gali būti. Ir taip gavos, kad natūraliai tie santykiai pasibaigė, kur aš neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Ir perėjau daug sunkumų, daug emociško sunkumų, kur atrodo, ta prasme, turi išleisti energiją, paleisti ir aš tam visokias praktikas dariau ir aišku, tai padeda, žinai, bet vis tiek užsilikau, žinai, gan kokį pusę mėnesiuką, gal mėnesį, stipriai emociškai, žinai, sudėtinga buvo. Ir vakar užvakar, viskas, kas įvyko man, vis gyvenimas mane kaip stipriai atidaužė, kaip aš galvojau, kaip davė tokius stiprius smūgius, tokius stiprius iššūkius, tokį stipriai negatyvį patirtį to momentu, kur aš pats netgi negalėjau dar taip pilnai išlikti pozityviai būsenai, kad taip stipriai vyk, bet aš tik dabar, vakar ir šiandien, supratau, kad kas viskas įvyka dėl kažko, kas ir 10 000 kartų geriau, negu ką aš turėjau savo gyvenimą anksčiau. Ta prasme, tai tu nežinai, kaip viskas įvyks, tu neturi idėjas, tu negali žinoti, tau mūsų ego mėgstams mumis uždaryti, ką mes žinom, kad dalyką turi vykti, bet mes nežinom. Įsivaizduok, tau ego ir kaip nardymo akinė, vienintelė funkcija ir tau leisti matyti po vandenį. Ir dabar tu pani ir savo akiniams saka, agi, dabar kur aš turiu eiti, rasuki įrodyk, kur aš eiti turiu. Gerai, užsirašyk ton planą, padaryk ton, pasakyk tam, kad aš turiu ton daryti už 10 dienų, prisimink, kad aš turiu įsivalyti ton, uždėti tiek spaudimą tiems akiniams, kad akinė suskils. Ir tada būna negatyvi patirtis, tas pats kaip ir mūsų ego vienintelė, to ir dalyk čia. Kad mes galėtumėm patirti čia ir dabar. Patirtis. Vienintelė esmė mūsų ego anami ir sėdėti ir tiesiog duoti mums jausmą, vaizdą, patirtį, tikrą patirtį, pajausti
tą, kaip čia įvardinti, tą tokį investavimą į save. Žinai, investavimą į šitą fizinį patirtį, nes šitą fizinį patirtį ir mūsų sąmonės iliuzija realiai. Mes dabar esam savo sielą realiai. Ta mūsų sąmonė ir tiek pritraukta ir mes va šitais esam, kaip prieš tai pasakojau, ne, šitą fizinę asmenybę ir mes patiriam tą patirtį ir mūsų ego sustiprina tą dalyką. Mūsų ego sustiprina visą šitą patirtį per emocijas, per jausmus, per mintis, per veiksmus visus, kas mums leid pakankamai stipriai patikėti pasąmoniškai, kad žiūrėk, tai ir tikra, nes jeigu mes jaustumėm 100%, kad tai nėra tikra, kad mes žinotumėm, kad tai nėra tikra, tai mes neturėtumėm tos investacijas į daryti dalykus. Kodėl aš dabar turėčiau šviesiai eitenas čia atvyk ir pasakoti jums ko nors? Kodėl aš turėčiau daryti, jeigu aš matau, kad niks neturi esmės? Kodėl aš turėčiau iš vis rengtis, kodėl aš turėčiau ten iš vis egzistuoti, kodėl aš turėčiau gyventi? Jeigu tie dalykai nebūtų kažkokia rizika gyvenime, nebūtų kažkokias investacijas emocinis ir fiziškas šitai realybėj, mes niekur neįdėtumėm ir mes jokių pamokų neišmoktumėm. Mūsų ego atlieka tą funkciją, kad sustiprint kiekvieną emociją, kad sukur ir manifestuoja mūsų fizinį realybę, kad ir kaip man gali atrodyti, juokingai, paprastai, labai sutapimiškai, žinai, gali atrodyti kaip manifestacija, nežinau, kai kurie žmonės galbūt įsivaizduoja, kad manifestacija turi būti ultimate magija kažkokia, turi ten iš dangaus nukrist, koks nors meteoritas atidarai ten ir tau svajonė automobilį raktelį, nu, manifestacijos visai visiškai kitaip įvyks. Per tavo fizinius veiksmus, sekant savo aistrą, darant, ką tu myli, pritrauki kažkokį žmogų, kad tau papasakai kažką, tu kažką prisimeni dėl to, nueini, padarai kažką dar, kur tave priveda prie kažkokias situacijas, kur tu sutinki kažkokį dar galbūt žmogų, kad pasiūlo tau kažkokį galimybę, darbą kažką, tu įeini ten, nors ir nežinai, kas esi ir paskui sutinki kažkokį žmogų, kad sako, aš turėjau atiduoti kažkokiam ten žmogui automobilį už 50 000, bet nenusipirk šiandien. Gal nori pirkti, man būtinai reikia atsikratyti, už 15 000 tai duodu. Ir tiesiog va tu iš mane žiūri, kad tos automobilis buvo, kur tu svajoji vis laik turėti ir su 70% nuolaida. Tai ir fizinė manifestacija, anas taip įvyks. Anas gali fiziškai atrodyti, nu tiesiog paprasti tapimai. Bet tai ir yra manifestacija. Tie sutapimai, ta sinchronija mums vis gyvenimą mums yra sinchronija. Ir mes taip pereinam į tą savę, į savo tą tikrąją gausos energiją, tą gausos kanalą. Leidam savo aukštesniajam aš viską atsiųsti, kas mums priklauso. Ir dabar, paskutinis dalykas, kai tu sieki savo aistrą, darai tą kiek įmanoma ilgiau ir tada, kai tu neturi lūkesčių, kai tu darai tą, išjungi visiškai, kas turi vykti ir išlieki pozityviai būsenai. Nesvarbu, kas įvyks. 5 dalykas. Dabar tu eisi per tą savo aistrą, nuostabę. Ir tu žiūri. Kažkas įvyko tiek stipriai negatyvaus. Kažkas atsitiko. Kodėl taip įvyko? Kodėl aš patiriu negatyvą? Jis šitai sakė, kad aš patirsiu meilę, džiaugsmą, aš patirsiu sinchronijas, skraidysiu. Kodėl aš patiriu daugiau sunkumų negu anksčiau? Ir vienas labai lengvas paaiškinimas. Vien dėl to, nes viskas nesusilygin su tavo ta nauja versija, ta būsena, kur tu pageidauji kurti savo naują gyvenimą. Viskas, kas nerezonuoja su tuo, iškyla paviršių ir tau pasirodo, kaip koks draugelis, tuk. Labas, žiūrėk, aš nerezonuoju su tavim. Daryk su manim ko nors. Jeigu nedarys, aš būsiu kaip siurbėlė prikibęs ir taip kalbins karts nuo karto. Ir tai gali būti įsitikinimai negatyvus apie save, baimės kokios nors, irgi apie save, apie ką kiti pagalvos, jeigu aš pradėsiu daryti tą, arba ten labai dažniausiai būna ribojantis dalykai, kad jis mums užriboja. Aš dabar žengu į sceną, ne? Nes tai buvo mano aistra, bet atsirado tokia stipri baimė, kad man net panikas atakas kelia. Kodėl tai vyksta? Kodėl toks negatyvus yra, ne? Vien dėl to, nes tai nesusilygint su ta versija, kur tu nori būti. Tau dabar yra tokia, atrodo, didžiausia skyds, duris, kur tu atrodo negali peržengti. Kur iš tiesų tai ir maža trinkelė, kad apsimet kažkokį didžiausių stovų, kad užblokuoji tai. Ką tau reikia tiesiog padaryti? Peržengti tą trinkelę, tiesiog pasitikėti savo aukštesnį aš. Nes tada tau duoda absoliučiai visko, ko tu turi gauti iš tos situacijos. Dabar mano asmeninis patyris, dabar šiuo momentu atvariau, pačio pradžio aišku, žinai, tai ko man čia pasakyti, ko man čia pašnekėti, žinai. Bet dabar aš jau tam kanalą, ir man tiesiog energija. Ja, aš tiesiog
tepk, žinai. Atsipalaiduoji ir tiesiog darai tą vien dėl to, nes tu myli, darai tą kiek įmanoma ilgiau ir la. Esam suprantam. Tai dar sėk pakartoju. Ai, neužbaigiau. Užbaigda noriu. Tai žodžiu, kai tu sėk savo aistrą, išlys viskas, kas nepasitarnaun tau ir kas nesilygins su ta aukščiausia versija. Tai tu analizuok savo tuos įsitikinimus gyvų laikų. Pavyzdžiui, aš mėgstu gyvų laikų, nes aš seku savo aistrą, aš darau, ką aš myliu ir aš patiriu iššūkius. Aš patiriu dalykus kažkokius, kad yra kažkas, kas iš mano senos versijos. Baimės visokies, ribojimai visokie, įsitikinimai kažkokie, nelogiški. Ir jie man atrodo prilaika, žinai. Tai ir kaip didelį kuprinį, kad tu nešies akmenų kuprinį, atrodo, ne, nieks nenukabinkit man kuprinis, aš noriu su kuprinė eiti. O iš tikrųjų, kai tu nusimeti kuprinį, tai pamatai, kaip ir lengvai dabar, kaip tu gali atsipalaiduoti pagaliau. Pamatai, kad gyvenimas nėra toks spaudimas, jis neprivalo būti toks spaudimas. Tai tie dalykai išlien tau, tai analizuokams, paklausk, kodėl tie dalykai vyks man. Ko aš turėčiau tikėti šitą situaciją, kad aš dabar atvariau į savo mitingą, savo renginį ir aš neturėsiu ko pasakyti. Bautok mintis man, ką pastrėksiu, ką bus bata. Ta prasme, toks va bus, toks va mintis. Ko aš turėčiau tikėti, kad tuo situacija man taip turėtų atsitikti. Nes aš gal aš nepasitikiu savim. O kodėl aš turėčiau galvoti, kad aš nepasitikiu savim? Ko aš turėčiau tikėti, kad aš nepasitikiu savim? Jeigu aš skleidu šitą energiją, skleidžiu informaciją, internete tiek laiką jau ir aš matau tiek žmonių tai padeda, tiek pozityvą aš atnešu, tiek man patinka to daryti, tai ko aš turėčiau tikėti? Kad aš turėčiau būti nepasitikinti savim? Niko, nelogiška, vėja kažkokiai. Aišku, kad aš pasitikiu savim, aišku, kad aš galiu tam padaryti. Tik paprasta, būti savimi ir paprasta. Sunkiausias dalykas, ką mes galėjom savo gyvenim daryti, būti kažko kitko, apsimesti kažko kitko. Jei galvoti, kad aš dabar turiu identifikautis kaip darbas kažkoks. Aš esu psichologas, aš esu ten duobkasys, aš esu ten verslininkas, kažkas, žinai, identifikuotis, kad visuomeniai atrodytų pasikėlis pagal ego. Bet tai nėra svarbu. Tai nėra tas tikrasis grožis. Kaip sakau, kaip žmonės sako, darbas žmogų puošia. Ne. Žinai, man, ką aš sakyčiau, autentiškumas žmogų puošia. Nes tu būni savim. Tu būni savo pati natūraliausia, tikriausia versija, kiek įmanom būti. Ne kitiems, savo. Pradėk savo. Pradėk būti savo. Ar tu myli save pakankamai, kad galėtum būti savim? Kad galėtum daryti tą, ką tu myli? Niekada nėra per vėlu pradėti daryti, ką tu myli. Tik tai irgi yra įsitikinimas, kad tu negali kažko daryti, jeigu man ir tiek ir laiko, jau viskas, aš jau einu pensiją, nebegali ten varyti būti balerina, ne man. Užsiblokuoji savi, bet tu žinai, kad nuoširdžiai nori tą daryti, patinka ir aistra. Tai ir įsitikinimas. Ir dažnai irgi ir toks dalykas, kad mes galvojam, gerai, mes dabar pradėsim kažką daryti su tais dalykais. Bet dabar reikia pradėti. Tai disciplinas. Disciplina ir laikina motivacija, jeigu nėra atsidavimo kažko. Jeigu nėra atsidavimas. Pats svarbiausias dalykas. Kodėl tu tą darai? Kodėl tu nori tobulėti? Kodėl tu nori sekti savo tą aistrą ir ten pradėti kažką plėsti iš to? Kodėl tu nori šviesą daryti? Kodėl tai tau svarbu? Ne dėl kitų žmonių, kodėl tau tai svarbu, kodėl tai tau svarbu dėl savęs. Tiesiog va tas ir atsisėdi 5 minutės, paklausi savęs, pabandai užsimerkti, paklausi savęs, kodėl man tai ir svarbu, kodėl aš noriu to dalyką daryti. Gali ateiti atsakymus iš karto, gali atsakymus neateiti, bet jeigu tu jau paklausi, tu kaip, žinai, kai užsisakai bare, restorane maistą, atvaro tau, nu gerai, ko norėsi? Man čia šitą. Gerai, atnešime už kažkiek laiko, ne? Ir išėjame. Nu ir tu dabar sėdi. Tu dabar galvosi, tada bus tas maistas. A jau yra. Žinai, nu, tu nedarai taip, ne? Tu žinai, tu 100% pasitiki, kad tas maistas ateis pas tai. Tu taip pat užsisakai, pasakai savo aukštesniajam aš savo visatai. Gerai, kodėl tas vyks man? Kodėl man čia tas vyks, ko tas dalyks man pasitarnavo, bla bla bla, ko tu ten paklausi jau, ne? Tu jau paklausi šį dalyką. Viskas, tu užsakymą išsiuntei, tau aukštesnys aš, visata. Taip, tai būsi, ne?
Ir tu nežinai, kada bus. Bet tu užsakei ir tu pasitiki, taip pat kaip pasitiki padavėjai restorane, pasitik savo aukštesnį sielą. Ir tavo atsakymas ateis per galimybės, per situacijas, per kažkokį žmogų, kad tiesiog kažką gal šalį pašnekės ir kažkokį panaštėm ir tu, o blemba, teisingai, čia yra atsakymas į tą, ko aš tiek ieškojau seniausiai. Tai ateis pas tai sinchroniškai. Nes viskas yra gausa. Visur yra gausa. Mes tiesiog leiskim savo įeiti tą gausą. Nes ta gausa, žinai, yra visur. Tu gali visur matyti, žiūrėk, kiek daug lapų ant medžių, kiek daug žolės, kiek daug šilumos iš saulės, kiek daug mūsų čia ir susirinkę, kiek daug meilės mūsų visų širdys yra, kiek daug vandens, kiek daug garsas skleidos upės bangas tenais, kur daužosi akmenys, kiek daug, ta prasme, namų mieste, kad ir verti milijonais. Kiek visko daug, kiek daug gausos yra. Fiziškai pradėk bent jau gausą matyti. Ir kai tu leidi savo matyti, tu pradėdi pastebėti sąmoningai. Tiesiog pasirinkti sąmoningai. Kodėl aš tą darau? Aš darau dėl to, nes aš noriu būti aukštesnį savo versiją ir noriu leisti savo būti savo gausos srovėje. Meiliai. Aš darau tą dėl to, aš turiu atsidavimą ir tiesiog leidu savo atsisėsti bent jau 5 minutes, aš mylu savai pakankamai. Aš leidžiu savo atsisėsti 5 minutes. Tiesiog pastebėti gausą. Pabūt dėkinga už kažką. Paprasčiausia dalykai. Vien dėl to, kad mano vaikai šiandien sveiki iš mokyklos grįžti. Vien dėl to, kad aš turiu sveikas kojas abidvi, kur galiu vaikščioti. Vien dėl to, kad aš turiu tiek daug maisto šaldytuvui. Kokia gausa yra šaldytuvui. Eik tu savo. Yra žmonių, kad rytoj neturiu, aš turiu, aš toks gausas, kaip ir gera. Tiesiog rask būdų, padėkoti už tai, rask būdų įeiti tą gausos būseną, gausos srovę. Ir dabar, kai tu tą pradėjai daryti, leidi savo matyti gausą visur, siek savo aistrą. Darai visą tą formą, siek savo aistrą, darai tą kiek mano ilgio, neturi jokių lūkesčios, nesvarbu kas įvyks, išliek pozityviai būsnė ir analizuoji savo tą įsitikinimų sistemą ir trini tuos įsitikinimus, tu nepageidauji. Visas gyvenimas keitasi. Prieš metus laiką aš pradėjau savo ves šitą karjerą, tebūnė, sakykime, laikinosios atės. Ir buvau ten, kad aš visiškai nesitikėjau, kad aš galės atsidurti kažką šitas prieš manęs išnekėti. Aš tiesiog dariau to, nes man buvo smagu. Prieš tai, man finansai buvo pats prašiausias, nors gyvenau Norvegijoje. Man ta prasme būsant buvo žiaurė sunkiai, aš ten išvyk praėjau tiek tamsių sielos naktų turėjau, tiek blogo tiesiog buvo. Ta prasme buvo sunkiai buvo. Ir aš pradėjau nuoširdžiai atradau, kodėl aš noriu tam daryti, nes tiesiog suvokiau, kad tai yra mano natūrali versija. Man visą šitą informaciją, ko aš dalinu su jums, ateina iš mano širdies. Man yra smagu tiesiog daryti tą. Ir dėl to aš ten darau, ir dėl to aš tiesiog stovu dabar čia. Ir aš jumis visus mylu. Aš esu be galo dėkingas, kad jūs iš jūsų atėjot paklausyti manęs. Tai tiesiog, iš savo širdies noriu pasakyti, kad aistra sako, gyvenimas keitos. Gyvenimas yra pilnas meilės, pilnas dėkingumo, pilnas tokių gražių dalykų, kur net mūsų fizinis protas kiek gali įsivaizduoti. Ir ko aš dabar jums sakau? Sakau iš širdies, nes tai dalyką veikia. Jeigu jūs nesat patyrę tos aistros, tos meilės, tos įeiti ant savo gausos kanalai, pamatyti, kad kiekvienas žingsnis, kad tu dedi ir tiesiog dar daugiau, atnešantis tau visko, kuo tu tiek svajojai savo gyvenimą. Tai ir vienintelis kelias, dėl ko mes šešius esam, patirti meilį, patirti šviesą, patirti save, kas mes ir esam meilį, iš kitos perspektyvos, iš fizinės perspektyvos. Mūsų aukštesnys, aš ir ves laik su mums, ves laik mums padeda, mums tiesiog reikia pasitikėti. Savim pasitikėti. Mūsų aukštesnys, aš daug yra kalnų viršūnės. Tai čia yra labirintas. Ir labirintas, ir tu esi šitas niek nemata, einas, sakytai, fizinis asmenybė, tu niek nemata, tai atsijungis nuo savo aukštesnį aš, eini per ego, nes tu galvoji, kad šitas aukštesnis aš ir šūdis vėjas, nesąmonės neegzistuoja. Atjungi tom dalykų. Ir tu eisi per tom labirintą, pasisuksi kairį, krisi daubį, eisi toliau, krisi davė į daubį, tada gal kažkas pasiseks kažkodėl, tada vėl krisi daubį. Ir tiesiog patiris gyvenimą negatyvę. O negatyvę reiškia, nebūtina, negatyvus nėra bloga energija. Ir pozityvus irgi nėra gera energija. Mes tiesiog mėgstam pozityvų, nes tas skleidžia mums meilį ir meilį iš esmės ir kažkas, ko mes pageidaujam. Bet negatyvus ir pozityvus ir dvi energijas, kurios yra reikalingas kaip yin and yang, balta juoda, reikalingas. Negatyvus ir kažkas, kas sunaikina,
kažkas, kas atim, kažkas, kas atjunga, kažkas, kas sugriauna. Bet ta energija nereiškia, kad jinai bloga. Ana gali tau pasitarniauti pozityviai irgi. Kažką duoti tau gali dėl to, kad kažką sugriauni, kad ko tau reikia, kad tas sugriūt, kad tu galėtum pradėti kažkur judėti. Kad tu galėtum sekti savo aistrą pagaliau ir atsistoti nuo savo užpakaliaus, kur tu tik sėdėjai ilgą ant sofos ir niekad negalėjai kažko padaryti. Tau tiesiog kažkas turės įkliūt, kad tau galėtum daryti. Negatyvus nebūtina reiškia negerai. Taip pat pozityvus ir atvirkščiai, ant sujung, ant pridėt, ant daud, ant skleid, ant... Viskas atvirkščiai, kas tiesiog sujung, atim. Pozityvus, negatyvus. Pavyzdžiui, mint prieš tai nurašyti kažkam. No, tu esi tam labirinte. Ir tu dabar leidi savo tam kanalu atsiverti pagaliau. Pagaliau galvoji, nu gera, aš pasitikiu tavim, aš pasitikiu savim iš esmės, leidi savo sekti aistrą. Leidi savo daryti ant, ką aš mylu, tiesiog žiūrėsim, kas bus gyvenime. Ir tada žiūri, tu esi kalnas kažkoks. Ta aukštesnys, aš sako, labas, pagaliau nusprendai pasitikėk manim. Sveikas sugrįžęs. Ir jis dabar tau pamet raciją, pagauni raciją, alio. Ant kalno viršūnės mato visą labirintą, visą slėnį. Sako, nu gerai, dabar eik čia, suk į dešinį, tada suk į kairį, eik teisę ir dar posūkį kairį padarysi ir tada atsidursi ten, kur tu nori. Nu gerai, pasak man, tiek daug negatyvų patyriau, tiek daug nesąmonių patyriau. Nu gerai, pasitikės aukštesnį, aš pagaliau. Pabandysim pažiūrėti, kas nutiks, jeigu aš leisiu savo eit per ton pasitikėjimą. Einu. O, kad fainai čia tos, žiūrėk, rimta tas veik. Einu toliau. Kas čia? Kažkaip baimė, kažkoks įsitikinimas, kur tu nepageidauji. Kažkoks ribojams atsirado. Ką prieš tai minėjau. Kam tas reiškia? Tai yra. Tau draugėlis, barškinė duris sako, klausyk, čia yra kažkas, kas nerezonauja tą versiją, kur tu pageidauji būti. Tai ir senas įsitikinimas, sena programa tau. Iš tas, aš dabar tau specialiai pasirodžiau. Kažkokia specifinė situacija. Nes tu praeis kažkokia situacija, kad anksčiau tau buvo kelianti baimė, žinau. Tu praeini tą situaciją. Leidi savo pasitikėti. Ta nežinomybė. Peržengti. Aš bijau daryti kažko, nes aš nežinau, kas atsitiks, dėl to aš negaliu jausti saugę. Viskas. Bet kur tu tada liks ten pat ir tu niekur nepasikeis amžinis un seną ciklą, kur vis laik bijojo judėti ir peržengti ant mažą trinkėlį. Kur vis laik buvo atrodant labai teigiai. Tai va. Čia buvo viena tema. Jeigu niek nepraleidžiau. Noriu paklausti. Aš nežinau, jūs kažkaip gal žaidus dar kažkaip praktika, kad sakykime, sutinki kažkaip negatyvų, kur tau išpėlė. Nes ant reikalins yra ant tau paruošęs, kas pastavė. O jūs sakėt, aš kažkaip praktikas naudoju tam. Ar jūs paskiau gal Galiu pasidalinti. Ar dabar čia kažką? Gali papasakoti. Nu, kažkaip praktikėlį. Nu, tarkim, specifiška labiau. Kokios tu praktikas ieška? Suprantat, einu, va tau savo keliu, va kur čia ir trūks iškėlt man baimę. Kažkaip baimę. Bet ką tos baimės atsipratyti? Gerai. Jau iš tikrųjų buvau paminėjęs jau, bet pasakys aiškiau. Gali tai užrašyti, arba gali tai šnekėti su savim, arba gali mintys šnekėti, daryti ką tau ir geriau. Tiesiog ir paprasčiausias klausimas. Ko aš turėčiau tikėti, kad tas būtų man tiesa? Tiesiog paklausti to klausimą. Neprivalo gauti atsakymą iš karto. Atsakymas pas tave ateis tokiu laiku, kad ant storą ateina. Arba galbūt iš karto gausi, nežinosi. Bet jeigu tas nesuveikia ir nori kažką padaryti, gali atvirkščiai galvoti. Jeigu ir baimė kokį nors. Gerai, kas nutiktų blogiausiai, jeigu žengčiau žingsnį tenais. Atsitiktų tas, atsitiktų tas, gerai. Atradau šitas, kažkas jau. Ir tada vėl lemi. Kas atsitiktų blogiausiai, jeigu aš išdrįsčiau pagaliau užlipti ant dviračio po 20 metų. Sulūžtų kojais. Gerai, kas atsitiktų blogiausiai, nesąmončiai, bet klausiukite tada. Kuo aš turėčiau tikėti, kad jeigu aš užlipčiau ant dviračio, man kojais sulūžtų. Kad aš jau tiek ilgai nevažiavau, man kojais pasena, su kelienais gal kažkas negerai. Gerai, tai kodėl aš savo statau tokią programą, kad aš pradedu manifestuoti šitą realybę? Kom tas dalykas man pasitarnauja? Nu, taip apsaugo mane gal nuo kokių dalykų, bet taip, kodėl tai reikia saugoti, jeigu tai kažkodėl tavo aistra? Ne veltui tu tą turi, ne veltui tu gavai tą žinutę savo, kad turėtum kažką daryti, kad kas traukti, kas verti, norėti judėti tą aistrą. Gerai, tai ko aš turėčiau tikėti, kad jeigu aš važiavau su dviračiu dabar, kur tiek norėjau, atsitiks kažkas ten tik kelinas. Nelogiška. Ir kaip tu atrondi, kaip supranti, savo galvo, kad
ta mintis ir nelogiška. Ta prasme, čia ir tas pats, kas ir knygų kaptinas, nes, Jėzus Marija, biblioteka, no, ir biblioteka pilna lentyna knygų, ne? Čia tas pats ir kaip tu, nemata, ir toms nemata knygus, bet tu dabar su prožektoriu apšvietė kažką ir tu pagalė pamatą tam dalykų. Ir tu supranti, kad tai nėra logiška tavo vidau ir ko mūsų fizinis protas, mums nelaika dalykų, kas nėra mums logiška. Mes laikom tik to, kas mums yra logiška, kas yra suprantam. Tai, kaip tu švietė į prožektorių, dabar atradai tą šaknį, automatiškai dingst, viskas tau niek nebereik daryti, nes kai tu supranti, kad tai nėra logiška, tai dingst. Ir ką, aš mėgstu dar ant viršaus daryti, kur nėra būtina, bet aš mėgstu, nes tik įsivaizduoti gali, ne, pavyzdžiui, netgi fizišką praktiką daryti, tą patį daryti, klausti. Gerai, šitas įsitikinimas, kur aš dabar radau, ne, ant egzistuojant čia. Gerai, užsimerk, įsivaizduoju, gerai, kur aš kūnį jautu šitą emociją, šitą jausmą, šitą fizinį, baimę ar tai įsitikinimą, kur aš fiziškai jautu. Įsivaizduot, pavyzdžiui, kur kažkur daugiau šilumos gal, kur gal skausmuks, ar ten paniežėjams gal. Ką, čia vis priklauso nuo tai. Absoliučiai, kur tau jaučiasi, ten ir teisinga. Tai žodžiu, įsivaizduokim, man jaučiasi ronka. Aš jaučiu čia to ronko veidą. Gerai. Dabar daugiam tam dalykau kažkokį tai simbolį. Gerai, kokį spalvą aš matau? Raudoną. Kokia forma, kokia nors bus keturkampis, kubs. Gerai, raudonas pubs. Gerai, koks šalts, gal arams aštrus, daug kažkokį, ko daugiau detalių daug. Gerai, radau šitas aštrų, tarkim, šaltą raudoną kubą. Ant čia yra, ne, aš įsivaizduoju, kad aš ant dabar ištraukiu. Gerai, ar mano fizinis protas leido man tiesiog paprastai ištraukti, ar jis staigiai sugrįžtų. Jums atrodo, ne, ištraukti, a taip ir ar ne. Jeigu jums atrodo, ne, ištraukti, tai reiškia ir kažkokia gilesnė esmė. Vėl grįžtam prie dviračių. Netradau gal esmės dar. Vėl klausiu savęs, vėl analizuoju savį, lendu. Čia tas penktas punktas, kaip sėk savo analizuoju tus įsitikinimus. Lendam, kol atrodo kažko, kas vėl nėra logiška, nes mūsų egolas labai mėgsta mums pakeišti paprikėjimą ožį. Pasakyti, o, žiūrėk šitas, čia ir tau įsitikiniams. Čia ir tau įsitikiniams, imk. O aš lėksiu čia, šešėlius. Ir pasileikti, atrodo, atradau kažko, bet ne, pasirodo iš tikrųjų, man tikroji šaknis vis dar ten ir, dėl to lendam atgal. Ir dėl to tas darbas su savimi yra toks svarbus, nes jeigu mes norim pakeisti savo gyvenimą, norim pakeisti tus dalykus, ko mes nepageidaujam, mes turim praeiti tus įsitikinimus, patirti ant iš naujo, pajuosti tom baim ir atrasti kur iš tikrųjų slepas ir tada pašalinti, dabar grįžtam vėl. Tu atradai ton, tarkim, tu jau tikrą atradai, ištraukė, jums nebetrūtkams, bet nors sugrįžti, gerai, aš turiu tom simbolį. Dėl saugumo, dėl fizinio proto saugumo ir suvokiamo pavertam leipam, aš dabar tuoj pat, sakai savo, aš tuoj pat leipiu tau pavirsti kitą kokį nors simbolį. Koks simbolis yra? Mėlynas aštrus kamuoliukas. O, turi ton kamuolio, gerai. Ir dabar, tu ton turi dalykų, ton įsitikinimą ir daug gerai. On stor ton emocijai, ton įsitikinimą, ton būseną, ton tus prisiminimus, kaip tu čia viskom, kas susiję su tau dalyku, ko tu nori transformuoti. Ir tu dabar gali įsivaizduoti, ką tu tik nori anon transformuoti. Ko aš mėgstu daryti, yra įsivaizduoju, kaip aš paleidu į visatą, jiems paversti visatos dulkis ir kaip nors ten šviesą, apšvieti pašalėm ir nebėra dingst. Ir dabar ir laisva veita. Ir tom laisva veita, ko aš noriu kurti. Kitą kartą, kai atsitiks tokia situacija, ko aš bijau važiuoti su dviračiu, aš prisiminsiu, kad aš pašalinau ten įsitikinimą ir aš pabūsiu dėkingas. Aš atrasiu norą judėti dar daugiau, vien dėl to, nes aš tai pastebėjau. Aš būsiu dėkinga, nes aš žinau, kad aš galiu tam padaryti ir aš pagaliau leidau savo patikėti to, kad aš galiu, leidau, įdedu pozityvų, įdedu dėkingumą, įdedu meilį, įdedu džiaugsmą, įdedu viską, kas pasitarnaujama. Ir dabar įsivaizduoju tą simbolį kažkokį vėl, kokį sukūrį kažkokį, įdedi tą visą emociją, tą būseną visą, įdedi tą vietą. Ir taip kaip tau jau gaunas, žinai. Užtepti cementą, jeigu nori, ten kapto. Žinai, viskas, mes esam patys kūrėjai, mes galim absoliučiai kapti, mes norim kapti, mes pageidaujam padaryti visko. Dabar absoliučiai. Tai nėra kažkokios specifinis tos laba praktikas, kažkokios, kur ten vienintelį yra ir, žinai, visiems veik. No, bet ir... Tai eina iš tų. Tai dalykų, tai nors žmogaus gal įtep, aš kažkaip tai norėjau, kad jūs Būtent. Iš tikrųjų, dabar aš net nebedarau tokių praktikų, nes aš
rondu tus įsitikinimus, aš ant su gyvų laiką atrodo netgi jau peržengu. Atrodo kažkaip netgi, irgi, dabar, baimė buvo, aš, suprantu, aš nesąmonė ir aš tiesiog gaim, nes aš žinau, kad baimė ir tiesiog neutrali energija. Baimė ir, ta prasme, mes turėjom vienintelį energiją. Viską, ko mes patiram, visas emocijas, visas būsenas, ko mes patiram, ir neutral. Mes daudam tam tikras reikšmes, kas daud mums tas būsenas ir tada manifestuojam, pritraukam mintis ir darom fizinius veiksmus, turim patirtį. Tai jeigu tu dabar gauni, tu turi energiją kažkokią. Ta energija keliauni tavo įsitikinimų sistemą. Ir jeigu ten yra pozityvus įsitikinimą, tu turėsi pozityvį patirtį, nes tu tada darysi pozityvius dalykus, tu galvosi pozityviai. Nes tavo būsen, tavo emocinė būsen yra, negali egzistuoti vakuum. Atsiranda tik tada, jeigu yra kažkoks įsitikinimas. Ir įsitikinimas kažkoks, pozityvus ar negatyvus, tada tu automatiškai turi tik tas emocijas. Nes tu negali dabar pasakyti su žodžiu, kaip nors. Agaratas. Kaip jums verti jausti? Agaratas. Nika. Nes niektų dalykų mes nežinom, kas tas yra, neturim reikšmės kažkokios. Bet jeigu būtų kažkokia reikšmė, tada būtų iškart ir emocija. Ir kaip yra emocija, ta emocija sukur mūsų magnetinį lauką, mūsų tą būseną, kur mes kaip magnets pritraukam viskam savo gyvenimą, pritraukam viskam, kas susijęs su tą būseną, kas susilygins su to vibraciniu dažniu. Ir tada, kaip mes turėjom ton būseną, tada automatiškai mintis ateina pas mūsų. Nes mūsų aukštesnys, aš ir kaip siustovas koks nors. Turi mobiliaką, tu prie Intika prisijungi tik per siustovą. Negalim prisijungti prie Intika be siustovo, be liudovo. Lygiai taip pat visa informacija ateina pas mūsų, visas mintis ateina pas mūsų iš mūsų būsenos. Mūsų mintis nėra mūsų mintis, mes pritraukam mintis pagal savo būseną. Dėl to telepatija ir tikras dalykas. Kad du žmonės labai stipriai vienas kitą myli, они vibruoja labai panašių dažnių, bus neidentiški. Ir они gali pagalvoti, aš pagalvoju apie vieną dalyką ir aš matau, kaip kitas žmogus galvoja apie ton dalyką, apie ton. Ta prasme, aš myliu, kad mūsų civilizacija pasieks tokį būseną, kad mes visi besąlygiškai taip stipriai mylėsime vienas kitą, mes visi būsime telepatiški. Bet nenoriu sakyti telepatiški, nes iš tikrųjų telepatija yra telempatija. Empatiškai, nes mūsų sukuriam būseną meilės, empatiją. Ir dėl to mes tada galim turėti taip toliau. Gerai, nusigribau biškį, nes kalbėjau apie pačias mintis. Mes pritraukam mintis pagal savo būseną. Ir tos mintis tada mums verta galvoti gerą. Aš jau tu step, aš galvoju tep, tai aš darysiu to fizinį veiksmą. Ir tu darai tą fizinį veiksmą ir tada tu sukuri savo tą fizinį realybę. Nes tu padarė fizinį veiksmą ir tu šitais sukūri, pritrauki, gali vadinti kažką, ką tu pageidauji. Ta prasme, jeigu aš neturėčiau pozityvių minčių, noriu judėti, aistros, aš vis sukurčiau šitą renginį, neegzistuotų. Bet man buvo smagu, aš norėjau daryti, man buvo kažkas, kas mane užved. Ir aišku, atsakiau, buvo baimė, žinai, atei čia kažką tik toliau. Bet aš pilnai suprantu jau, aš tos įsitikinimus peržengiu jau paprasčiau, nes aš jau suprantu, kad tai nėra logiška. Aš žinau, kad tai ir man dalis, aš neneigu to, aš pripažįstu tą baimę ir man dalis, bet aš labai iš karto aiškiai suprantu, kad tai nėra logiška, nes aš ne vieną kartą jau tokių baimės transformavęs su tą praktiką, kur ką tik jums pasakoju. Tai atrodo, kad su laiko, kai tu pradedi dirbti daugiau su savim, viskas tik lengviau. Bet pati pradžia, tas yra daugelis žmonių sunku. Vis reikia tos disciplinos. O ta disciplina turi turėti atsidavimą. Atsidavimo nėra disciplina ir laikina motyvacija. Aišku, ne visiems, kai kurie gali skandę dantis praeiti, jeigu išeina. Bet aš mėgstu eiti keliu, kad turi mažiausiai pasipriešinimą. Ir man mažiausiai pasipriešinimą kelias ir mano aistra. Viskas. Siekit taip savo aistrą. Tai mūsų ego, tarkim, kai tu lendi klausti nors klausimą. Aš irgi mėgdavau anksčiau daryti, dabar nebedarau tiek daug, bet naudinga praktika, ne? Tu mėgsi, nori paklausti nors klausimą, gerai. Ko aš turėčiau tikėti ten kažką, arba kodėl tai vyksta. Mūsų ego pradeda šnekėti garsiai, pradeda mumis vedžioti punktais, emociškais punktais. Ir tas emocijas labai dažnai būna negatyvas. Labai dažnai būna tą negatyvą pusę, kad baimė kažkokia čia tas, o ką kiti pagalvos, kad kažkas pasakė tą, man verčia jaustis taip. Kur tu paklausai, kas nutiko blogiausiai, jeigu su dviračiu važiuočiau. Bet tau užvedžioji, tu pradėjai galvoti apie 3 savaičių ten kažkokį giminės susitikimą, kur susitiksi kažkokį gimnaitį, kur tiek nemėgsti kažkodėl. Kaip atsidūrė pas manęs tos mintis? Mano ego pradeda pliurt garsiai. O mūsų aukštesnys aš šneku labai tylę, šnibždu, bet labai aiškiai.
Ta prasme, tau ego pasakys visą knygą į tom vien klausimą, tau aukštinsis aš pasakys 3 žodžius, tai jau išgersim tuos 3 žodžius, iškart suprastumėsim. Ir tas ir įsiklausimas. Meditacija labai padeda. Meditacija leid pastebėti savo mintis. Atsigulį, atsisėdi, ką tau patogiau, aš mėgstu atsigulti, aš nemoku atsipalaiduoti, atsisėdi, aš nežinau, ką žmonės galite, bet žodžiu, aš atsigul, užsimerku, žinai, nu ir gerai, kas eina, plaukiu, įsivaizduoju, esi prie jūros, sėdi, žiūri jūrą, praeina žmonės pro šalį, viens, antras, tu tiesiog ignoruoji tų žmonės, ne praeina, tu žiūri jūrą, mėgaujies, taip pat, įsivaizduoju, kad tie žmonės, ir tas tavo ego, katras plior, praeina, vien pasak dalyk, tie dalykai kažkaip vaizdinį atsiūn, taip toliau, tu neignoruoji, tu žinai, ką ne ir tu supranti, bet tiesiog fokusuojies kažkur kitur, fokusuojies tą jūrą, fokusuojies į būseną, į kvėpavimą, į kažką fokusuojies, žinai. Ir leidi savo ego pagaliau nurimtis. Kažkaip laiko kapaš saksis, nu gerai, nekreipi man dėmesį, nu tai ir nebešnekės aš. Ir nurims, žinai, ir tada va prasideda magija vadinamoji tyla, rami jūra, prie kurios gali matyti, kur tas mėnes lašiuks lietos nukrėtų. Tas gali būti atsakymas, tas šitą aukštesnį aš. Išgėrsti to man pagaliau. Leidi savo įeiti į ton būseną, kad ir leidi savo atsipalaidoti, kad tau kūnas nuterps visiškai, tu nebejauti savo kūnui, tu esi tiesiog sąmonė. Ego nebeegzistuojant, kad esi tiek nutėlis. Tu esi čia ir dabar, laikas atrodo irgi neegzistuojant, net nebejauti iki laiką. Ir vat taip netgi gali patekti į ton astralą vadinamai, gali patekti į sąmoningą sapną netgi. Leidi savo ego nurimti tiesiog. Mes dažnai, kad einam miegoti, mes tiesiog atsipalaiduojam ir tiesiog dingstam atrodo. Bet jeigu mes leidom savo išbūti sąmoningumi, kad užtrunkam iš darbą, bet leidom savo išbūti sąmoningumi ir peržengam, kad tas ego, vadinkim, kad ego nori miegoti. Ego nori miegoti, bet tavo fizinis protas yra gyvas, o tada viskom gali tad matyti ir išgėsti savo aukštesnį aš. Kur aš asmeniškai pasakysiu, labai daug kartų nėra teik buvo man, nes aš nelabai praktikuoju tų meditacijų dabar pastaruoju metu, bet tas dalykas veikia. Tas dalykas veikia. Ir visiems gali būti skirtinga. Man anksčiau reikėdavo pusę valandos, kartas net 40 minučių aš medituodavau, kad įeičiau tom būsenom. Ir aš vieną kartą patyriau tokį įdomį patirtį, iš tikrųjų čia buvo viena iš tokių ekstremaliausių. Aš meditavau, buvo apie 7 rytą gal. Ilgą istoriją pabandysiu trumpiau papasakoti. Bet žodžiu, gavosi taip, kad aš užsimerkiau, apie 20-30 minučių gal buvau jau įlindęs į tom būseną meditacijas, žinai. Ir aš gulu, ir taip vienu momentu atsipalaidavau labai, nu kaip aš atsipalaidavau, ne gal kam įdomu, įsivaizdavau, žinai, kaip energija čia ir kon jaut koja, jaut, žinai, čia va, jaut kelieną, jaut aukščiau, žinai, jaut tada kietą koją, žinai, prajuntų visas, taip, kur ir dėmesys ten tek energija, ne? Tai aš pajuntu visą dalį, tada link pilvą, žinai, tada veins, paps, nogara, žinai, visur, kur išėjant, žinai, visas rankas, tada praeinu pirščiukus, galiukus, pirščiukus, viską atpalaiduoju ten, tiesiog pajosdamas. Ir iš karto jauti, kad duodi dėmesį tą veitą, iš karto jauti energiją tenais. Ir leidi savo pabūtinas. Ir praeini tą energiją, veini galvą, atsipalaidon kaktos raumenis, atsipalaidon sprandas. Ir tada būni. Ir man te buvo, padariau ton, taip grubiai 20 minučių, aš įeinu gulu su veido to mėga kaukė, karačiai, ką padinas. Suprantu, kad panašiai, ne? Nu, tai tą mėgą kaukę įsidedu aš, ir buvau įsidėjęs. Ir jautu, kad aš kažkodėl važiuoju į fūrų ir leku kokį ten 140, 130, net nežinau. Ir žiūriu kamštis ir aš galvoju, savo nesustabdysiu, pum! Kaip tiesiog sustojau ant tokių greičių važiuodamas. Sustojau tiesiog. Ir aš neapsuprantu, kas vyksta. Galvoju, važiuoju, davai, bandauju, polti, tiesiog. Bandžiau važiuoti ir polti, ir te patrūk, per kokį portalą, tunelį, įlindau į savo, kur įlindau? Įlindau į savo netolimą kaimą, tipo, kur mano rajonas vaikystė buvo, ir buvo toks kaimas, kur drauga gyveno, iš toliau, bet buvo. Ir aš ten esu tam kaime, aš nesuprantu, lauk. Aš jautu savo fizinį kūną, gulinti, medituojant, ir aš jautu dar vieną kūną, kad ir tenais toj fūroj, tipo, sėdu, jautu, kaip ant to odas sėdu, tuo pačiu momentu jaudu, kaip aš gulu ant sofas. Ir man buvo tai keista, tai kažkokia magija, kad aš galiu patirti, kaip įsivaizduok, turi savo dvynį, kad tu jauti dabar, tu stovi arba sėdi, jauti, žinot, ant jausmį, kaip dabar stovi arba sėdi. Lygiai taip pat tu jauti dar vieną žmogų,
savi. 2 kartus, katras gali gulėti, kur katras, nemok paaiškiai, tu jauti 2 fizinius kūnus su vien sąmonė, toks jausmas buvo. Ir aš turbūt nesuprantu, gerai, ar aš esu sąmoningas sapnuoju, ar aš esu astraliai čia išeis, nesuprantu, labai keista. Nu gerai, galvoju, kadangi čia kažkam galim padaryti, galvoju, pažįstama iš tikrųjų iš čia, tai čia biškai juokinga istorija, bet, žinot, buntam kiemi, ten buvo mašinų priparkuota. Ir ten žiūrėjau, tai sena, tai ruskin laiko su skareliam babutėn, žinot, su rankinu. Aš galvoju, nutrenks, aš tam babonį, važiuoju aš su ta fūra, ir ta babutė, tiunka, šoka, koks, nežinau, nu, ta prasme, jaunas vaikas, kad teiktų oro energiją, žinot. Ir pradėjau kažką, žinot. Ir aš galvoju, nu gerai, nepavyko, nutrenk, galvoju, ir mašinų daug priparkuota, galvoju, lenda šitas mašinas, žinot. Ir įpulsiu tas mašinas į tą vilų tunelį ėjau. Ir tada atsiradau savo tėvų numerius. Ir prisiminiau kažkada ir buvę man meditacijai, kur aš irgi panašios būsenos tas buvęs, bet neunteik, aiškiai, ryškiai. Ir aš praktikavau, galvoju, ton telekanesi, tad galvoju, kaip smagiai, nes aš tada matau energiją, matau tus burbulus, atrodo, aš jautų ir matau, žinai. Ir galvoju, papraktikavus. Čia per sapną šitą? Ne, nu, meditacija, nesakyčiau sapnas, nes, ne. Yra buvo ir sapnų, bet per meditaciją, jo. Ir dabar čia buvo per meditaciją ir aš jautu, atrodo, tą energiją. Ir aš galvoju kažkada, ir galvoju, ir levitaciją dariau. Atsigulu, žinai, krentu, tiesiog su 100% pasitikėjimui, kaip kokį plunksnį. Važinėjus ant oro, žinai. Kaip fainė galvoju, kaip fainė. Galvoju, teik ilgą aš jaučiu, to darau, kažką reikia dar nuveikti. Ir buvau katens, kažkam tas katens man sakė. Aš nuėjau prie to katen, biškai toliau net nebeatsimenu, kažkam papasakoju man, kur aš galvoju, blemba, galėjau net neit, galėjau toliau daryti, nes buvo smagiau, žinai. Ir paskui galvoju, blemba, aš čia kokius 3 valandas, tiek daug laiko reikia grįžti į fizinį kūną. Gerai, ką tam daryti? Nes miega paralyžius buvo, iš karto to būsina. Prisimenu, reikia man pradėti kojų pirštus judinti, tada ves kojas judinti, ir tada ves kūną judinti, ir tada atsikau. Gerai, padarysiu ton. Padariau. Gerai, nusijam kaukį. Nenusijam, atrodo, nuėmė, bet ana yra. Aš ką peršikau, galvoju, kas vyksta, aš negaliu sugrįžti savo fizinį kūną, kas vyksta. Ta prasme, nesuprantu, dasikį, kokius 4 kartus padariau ir nenusijam, atrodo. Vėja, nežinau, ką daryti. Gerai, galvoju, dasikį padarom, vėl prieš pradėjau judinti, kojas tada. Nusijėmiau, galvoju, išėjau iš tos meditacijos, žinai, ir čia buvo prieš kokius 2 metus, išėjau iš tos meditacijos, pažiūriu laikrodį. Praėjo apie 30 minučių. Atrodo, 3 valandas ten buvo. Dabar, duot paklausti, ar jūs tos meditacijos taip būtų tų astralų šiandien? O gera, nes aš vis dar sunkiai atskiru. Meditacija. Mes suprantam meditaciją, gal įkėtė, tai nebūtina iškeliauti iš to kūno. Meditacija yra susijęti, to ramybės būsena, to pavojai, gal kažkokie sustatymas, gal kažko, bet tas jau iškeliavėms čia jau nebe meditacija, čia jau vaikščiojimas. Galim iš esmės sakyti, jo. Bet tai jūs vis laiką pasisėdat, tai to, sakykime, kad jūs tada meditaciją būtent į tik ten, į nebūn kitus tos būtent, jūs kažkur jau iškeliaujate. Ne, čia tik vienetinė kartą, nes aš negal, žinau, sąmoningą pasirinkti, kol kas bent jau dar, žinau. Bet, jūs sakote, dabar jau nebedarauti meditaciją. Nedarau. Bet jeigu jau daro, tai būtent apie būtų. Nebūtina. Nes, įdomom dėlės. Jo, nes, ta meditacija gali pilna užtekti, tiesiog atsipalaiduotų. Nes irgi, jeigu tu einim ton meditaciją, žinai, su kažkaip lūkesčiu, kad dabar aš turiu, man turiu ateiti, sakiams, dabar aš turiu gauti kažko, žinai, būtina. Turiu atsiteikti kažkas. Kokiai kartė buvau, įeini valandos meditacijai, tikėdamais kažko lūkestį turėdamas. Išeini su tokiu negatyvu. Aš galvoju, kodėl, jeigu aš meditavau, kaip tik turėjau atsipalaiduoti. O paskui supratau, kad turėjau lūkestį, o aš specialiai darau. Vien dėl to, kad turėčiau kažkaip gaučiau naudą iš to, kur aš negaunu, man bus ant iškart krenta. Bet kai eini į meditaciją, vien dėl to, nes dabar tu gali tam padaryti, tu žinai, kad tu iš tikrųjų realiai fiziškai paimsi, atsipalaidausi tiesiog ir pagulėsi arba sėdėsi. Viskas. Sakykime, jūs tą meditaciją, jeigu jūs pamitėlis, mautantis, laksos, kažkas, skaidot, o kur jūs iš to mautantis? Ar jūs ten jau kažkokių problemų susisprendė? To vieto, tipo astralį kalbą? Kad jūs jau ten išėjate. Ne, turiu pakankamai žinių, kad sakyčiau šitą dalyką, nes aš tik per pirštus galiu sakyti, kiek patirčių turėjau. Onas atsitinka spontaniška. Tiesiog spontaniška onas atsitinka. Nes toks dar, kad galėčiau kiekvieną kartą medituodams step įeiti. Po to kartą, kaip įvyko tavo meditacija, po to kartą, man atrodo, kažkaip nustojau medituoti ir labiau pradėjau fokusuotis, ko gero, į visą tą fizinį dalį ir mažiau lysti į tą meditaciją būtent, žinai. Tai negali labai atsakyti šitą klausimą. Gal išsigandot?
Ką? Įsigandot gal? Ai, ne, buvo aišku įsigandams, kai nenusijimtas, bet buvo įdomu, yra buvę, kad norėjau vėl įlysti, nu kažkaip neturiu atsakymų, nes atrodo natūraliai, vat natūraliai nublank kažkaip, galbūt dabar šiuo momentu tai nėra aktualu man kažkodėl, kad aš turėjau kiekvieną dieną daryčiau dabar. Tada tuo momentu buvo kažkodėl aktualu, aš turėjau būtent kažką patirti, kad aš galėčiau netgi jums dabar čia papasakoti apie tai. Vien galbūt dėl to, nežinau, bet tai įvyko. Teko pagalvos, pavyzdžiui, kodėl būtent vaikystės savo kiemą atsidūrėt arba pas atbūti, o ne kažkur kitur, kaip atpūra įvykti. Neanalizavau per daug. Ne, tiesiog buvo juokinga ir įdomu. Nes, nu, žinai, patir kažkur, patir kažkur, patir. Ne, Taip tiesiog unikaliai. paruot, vat visą tą paruot, kad būna ir tokių dalykų, kad vat gal, tai dalykai irgi padaryti. Bet, nu, bet tas ir, tas ir naudinga, atverta, čia bet laisvai daryti, jeigu kažkokį prasmė, tai verta gal. Tikra. Aš tai galvoju, kad turėtume žiūrėti, koks jausmas tenais buvo ir vadovautis, koks jausmas tuo metu tave lankė, žinai. Dabar vienintelis viskas ateina galvą ir jaučiu Ir galbūt susidomėjimas. slepiasi įsitikinimas kažkoks, žinai. Man tiesiog buvo Jeigu didelis baimė buvo. susidomėjimas, tiesiog išmėginti tą būseną, nes aš ten buvau ir aš buvau sąmoningas. Čia buvo pagrindinis nuomonė. Jo, ko gero. Tai labai įdomu. Nu, smagiai, kad gali pasidalinti ir smagiai jums. Tai, Dar pradėjai. jo. Nu, tai iš esmės apie sielą, man atrodo, realiai visko ir papasakojau. Dar apie sielą. Ar pasakyti, ar būna besielis? Esu girdėjęs dalykų, bet esu, nežinau, negaliu sakyti, kad žinau, bet aš esu linkęs tikėti, kad ne, nes, nu, siela ir mūsų, jeigu nebūtų sielos, mes negalėtumėm realiai, nu, tipo, egzistuoti, nes kas verta tau širdį plakti? Čia koks dalykas yra, ne? Tu turi savo sąmonį, tu turi savo sielą. Ir dabar tu įkvėpi pro orą, pranuosi, ne? Kas nutiktų, dabar nustotum kvėpuoti, visiškai nekvėtum, žmogus praras. Ką? Sąmonį. Mes įkvėpiam sąmonį. Sąmonį ir visur. Sąmonį ir mūsų sielą. Ir mes dėl to egzistuojam. Tai aš manyčiau, kad jeigu bet koks gyvūnas, bet koks vabalas, bet koks netgi medis, katras irgi kvėpuoja, ta prasme, įkvėp sąmonį. Ir nors ir, tarkim, medis, ne, ir irgi sąmoningas kažkoks būtų, kažkoks sąmoningai, bet gal mums ir antiek tolima, tiek sunkiai suvokiama, kad nu, skirtingi, mes esam tokias būtybės, kur mes judam, bet jie tos būtybės egzistuoja vietoje, žinai. Ir ne kitaip, tu patir tą sąmonę, negu mūsų, fizinis protas gali netgi įsivaizduoti. Tai... Bet dar ne ta prasme, bet tai į tai dalykus, sakykim, sielą tai. Galim atsitraukti, iškeliauti gal, nu vėl gal sugrįžti, bet aš kažkaip atskirai, tai lakstė. Tai siela buvo atskira. Bet mes niekada neprarandam tos sielos, Nu, mes tai tiesiog ne, bet pakeitam, gal- peržengam būseną. Tai momentas, kaip jau momentas. Nu, momentą tą patirti, žinai, nes vienintelis dalykas, kas ir tikrai ir tą patirti, nes kai tu eini tą astralą vadinamą irgi, tu vis tiek esi sieloje, viskas ir sieloje visada. Šitą fizinę realybę ir sieloje. Mes esam sieloje visada. Tu niekada iš sielos nepalieki. Tu tiesiog pakeiti būseną ir peržengi į kitą būseną. Kaip mes numirštam, taip pat kaip vanduo pavirst į garus iš vandens, peržengi kitą būseną. Taip pat mes peržengam į kitą būseną, kaip mes numirštam ir grįžtam atgal. Ir kaip sakau, atsitraukiam ir pamatom visą tą paveikslą akivaizdžiausiai. Ir tai tiesiog viena iš mūsų dalykų. Tai dabar galvoju, kadangi jau žmonės pradėjo klausimus, galim biškį atidaryti kokį klausimėną gal. Jeigu kažko turit, jeigu dar neatsakiau, jau kalbėdam, tai galėčiau papasakoti, plačiau. Tai kažką iš savo patirties, iš to, ką aš esu surinkęs savo bagaže. Tai galit pagalvoti, laiko dar turim. Aš turiu klausimą. Aha. O iš ko jūs būtent viskas ėmėtės? Tai čia knygos, kažkokie seminarai, kažką mokinotės, ar tiesiog iš kur tas visas žinias pas jūs? Knygos iš esmės labai maža dalis, yra, nemeluosiu, bet maža dalis. Aš gal tik gal 3 knygas yra davusios man tiesiog informacijos. Visa didžioji dalis yra iš tikrųjų iš nežemiškos būtybės, kas žin Varšavos. Tas ta nežemiška būtybė, kad yra kanaluojama kanadiečio Derulo Enkos
40 metų jau tą daro ir skleidžia tą visą informaciją, iš tikrųjų didžiai dalis, ką aš dalinu su jumis. Ir tai buvo vienas stipriausių mano tuo, galim sakyti, aš jį vadinčiau mentoriui, kas davė man iš tikrųjų daug suvokimo ir tiesiog įrodymų savo, kad visi tie dalykai veikia. Ir aišku, dar turėjau daug mentorių, turėjau užsieniečių mentorių, turėjau lietuvių mentorių, kurie vedė mane per tą ugnį, nes aš aišku suvokiu visus šitus visatos mechanikos konceptus ir aš turiu, bet vis tiek mums reikia pritaikyti ir kaip išeiti iš sunkumų, kaip peržengti tus iššūkius. Tai aš turėjau mentorių, kurie vedė mane per tą ugnį kartu už rankytės ir matė mane žemiausioje vietoje ir mane pakėlė aukščiau ir išmokė mane daryti tuos dalykus, kas būtent man veikia, nes tų praktikų tiek yra. Tai manau tiek, bet ne visi dalykai žmogui veiks. Ir aš tiesiog išmokau tą daryti, kaip pamačiau. Pamačiau, tiesiog dariau viską, buvo kažkas, kas labiau veikia, tiesiog daryti ir tiesiog taip pakitau. Ir per laiką tiesiog, nėra taip, kad aš ieškojau tų mentorių, žinai, tiesiog viskas atėjo iš esmės. Aš turėjau tai kažkad svajonę, atsimint, kaip norėčiau rasti kažkokį mentorių, nesvarbu, žinai, ar būtent tokia informacija, ar kažkam, tiesiog norėjau mentorius, atsimint, svajojau. Ir tie mentoriai tiesiog ateina, kai mokinys ir pasiruošęs, mokytojas atsirado. Tai daug žmonių man iš tikrųjų padėjo, tų mentorių turėjau 5 lyg ir. Tai knygas kaip ir 3 kažkur buvo plius minus ir daug asmeninis patirtis irgi davė. Tai tuo įamžino dar daugiau, žinai, suvokimą ir tą, žinojimą visą šitų informacijų ir tų dalykų, kad jie veikia. Ta prasme, yra tas dalykas, kad tos, Žodžiu, tikiuosi atsakiau, jeigu kažką prisimins, pasakysiu. Bet žodžiu, tikiuosi atsakiau. Tai ir kas nors, Vytautas? Galėtume įvardinti tas 3 knygas, jeigu atsimeni. Viena yra, angliškai, lietuviškai nežinau, bet The Formula, to Darylo Ankos, tai ta formulė, kur pasakojau yra visatos mechanikos informacija, žodžiu, labai daug naudingos informacijos. Tada yra, iš tikrųjų pati pirmoji knyga buvo, kad mane atvedė giliau domėtis į tą visą dvasingumą, į kvantų fiziką, metafiziką, kaip tie dalykai mums įtakoja ir taip toliau. Buvo Joe Dispenzos Tapkite antgamtiški. Pati pirmoji knyga, kad perskaičiau kaip pat gal ko gero. Nes tiek užkabino, ten labai daug tyrimų daryta buvo su žmonėms, kaip įsigyda vėžius, tiesiog su mintims vadinamasis, kaip pakeitė gyvenimus, tiesiog studijavo to dalyką ir dalinos tai knygą. Ir tai man buvo tiesiog be galo įdomu ir tiesiog kažkas neįprasta tuo ir aš pradėjau tą knygą skaityti. Tada buvo dar viena knyga iš tos esmės Bakuik, dar buvo, aš gal bandau prisiminti. Ne jau 2, 3 būtų, šitą dar buvo. Iš tų dvasinių pusių, nenorėčiau sakyti, bet ir tokia knyga, nežinau, lietuviškai verčiasi jaučiu, Kalnas esi tu, The Mountain is you, kad irgi davė tokį gilesnį suvokimą apie tą, kad aš esu be galo galingas ir aš viską galiu sukurti, viską priklauso nuo manęs ir labai daug psichologijos ten ir suvokimo apie savo smegenis. Tai, tos knygas buvo toks kaip įžanga realiai, bet visą tikrųjų informaciją, visą tikrųjų tas suvokimas atsirado tik tais per žengimą, per tą ugnį, per tus sunkumus, per tus iššūkius, nes visi tie iššūkiai ir atved, žinai, į tą suvokimą gilesnį ir leidimą savo būti to, ko tu esi, leidimą savo tikėti, leidimą savo mylėti pakankamai, kad būti save. Tai tikiuosi atsakiau klausimą. Kas nors dar kažką turit gal? Nieks nespaud, galim pasėdėti, turim laiką šiltam, kam šalta? Man šilta. Aš tai degu. Jo, mes dalinamės vis dabar energiją, bet kaip aš mėgstu tą žiūrėti, kad, tarkim, tu aišku gali užkrėsti žmogų, nes mes visi esam iš dalis kažkiek empatiški, mes perimam tą energiją, žinai, o tas jaučiasi liūdnai, aš nusileisiu žemiau, kad būčiau ant tą pačią lygį ir galėčiau paguosti. Dažnai žmonės kartais nukent taip, jie pasiem tą energiją, kit žmogus pagerėjo, o tie pasiliek, žinai, su tą energiją, kad tas kit žmogus buvo. Bet kad išmokti tą peržengti, yra labai paprasta praktika, kad man veikia. Jeigu ir kažkas, ko tu nepageidauji, tarkim,
ar ten vibracija kažkokia, kur tu nenori nusamžinti savyje. Įsivaizduoji tą vat, energiją ar tą žmogų, kuris galbūt skleidė tau negatyvą ar kažką, kur tu nepageidauji. Įsivaizduoji, kad tu stovi tarp permatom stiklų. Ir stiklas, kur yra energija, susto, tavo tas vibracija. Na ir tada va dabar, ir toks klausimas tau. Ar tu nori sulyginti šito žmogaus skleidžiamą vibraciją su savo? Taip, ne. Spaudi ne arba taip. Ir tada atsidaro tas skytis, arba sustiprėjai ir tiesiog tu esi savo unikalioje realybėje. Neprivalai atsakyti kažkoks, neprivalai žiūrėti. Bet aišku, tas ir yra. Tu turi pakankamai leisti savo tikėti, kad tu ir sustabdai tą. Nes aišku, būn kartais, kad vis tiek pratrūks kažkiek, žinai. Ir tiesiog, jeigu pratrūks kažkas, vis tiek tai reiškia kažkodėl buvo priežastis. Kažkokia priežastis buvo, kodėl tas atsitiko. Ir aš galiu tiesiog vėl lysti vidų, dirbti savim ir paklausti, kodėl aš vis tiek leidau kažkokiai tai emocijai iš kito žmogaus negatyvioms mintims mane paveikti. Ar aš gal rimtai tikiu vis dar to dalyku, ką tas žmogus pasakė? Kodėl aš galėčiau tikėti to? Nes viskas turi priežastis, kiekvienas dalykas turi priežastis, kodėl tai įvyksta. Mes neprivalom žinoti, bet mes galim paklausti, jeigu mes nepageidaujam kažkokias išsimanifestavo tavo situaciją. Tai taip, mes dalinamės energijai, mūsų aukštesniai aš dabar visi susijungia, iš esmės ir mes kuriam vieną bendrą realybę šitam momentui. Paprasčiausiai taip. O tai kaip jūs žiūrite tas energijos, kaip jums ar varžybos, kai daug susirenka? Geras, koncertas, neigiamų ir teigiamų yra, arba koncertai, kokie siuntė metalą. Tai kur yra naujas? Nu, siuntykų buvo. Nu, vis tas energijas, čia jie tokie vadinami, galėsim sakyti, kaip ritualai iš esmės. Nes kai daug žmonių susijungia vieną dalį ar ne, būna tos pačios vibracijas, skleid meilę, skleid negatyvą, tai tiesiog yra irgi balansas, visur yra ta energija. Tai ar būna kažką didinam arba kažką mažinam. Susijęs 10 000 žmonių medituotų ir dalintus meilę dabar, mes padarytumėm tikrą įtaką visam pasauliu. Bet jeigu tai nėra, ir labai dažnai žmonių tenka iš futbolo varžybų, nes tiesiog išaugti iš iškomų. Ten beina posė už tų, pietų už tų ir vyks mušlynas, vyksta ten mašinų daužymą, aš ten dalykas labai nežiūriu, bet tiek visai žengti tų. Tai tiesiog leis, kaip negatyvą išskleisti. Iš esmės taip, bet kiekvienas iš mūsų turim savo unikalią realybę. Tai iš esmės, jeigu tu nesi toks žmogus, kuris rezonuoja su tuo, kas ten vyksta, kas iš esmės gali būti negatyvų, net nebūsi ten, net nematysi tų žinių, tu net neegzistuosi ten, tu nepatirsi tos realybės. Tai viskas, kas susiję yra su tuo negatyvu, man jis egzistuos, nes turi būti, abidvi energijos turi būti, negali vienos sunaikinti, bus harmonija, bet tada ne. Turi būti abidvi energijos, kad mes galėtų vien kitai padėti, atmušti vieną kitą, kažko sumažinti, kažko padidinti, nes to reikia. Negatyvus ir pozityvus nėra nei blogas, nei geras, jie abudu reikalingi. Ir tos tie metalai tenais, kur groji, tarkim, jeigu kažkas kažkam tai ir negatyvų, tai tas žmogus nesijaučia gerai, jis tiesiog nedalyvauja tikrai. Bet kažkoks kitas žmogus tą dalyką mato iš pozityvos pusės. Ta energija, anam duoda daugiau energijos, kad jums galėtų būti kūrybiškas, kad jums galėtų kažkaip savo būdų skleisti pozityvą arba meilę. Ir mes neprivalom žinoti, kaip tai įvyks, bet tiesiog kiekvienas kuriam savo unikalią realybę. Tas tam ir tikslas, tam ir esmė. Ir, nu. Dabar kaip šnekėjai apie energiją, pozityvę, bet esi kažkada sakęs per video, atsimenu, kad energija tai yra viena, jinai nei pozityvi, nei negatyvi. Tik tais mes Freude nusprendžiam, kas yra pozityvas, kas negatyvas. Jo, iš esmės. Tai iš esmės tada visos energijos, jos nėra nei pozityvios, nei negatyvios. Neutrali, energija neutrali. Tai tavo pasirinkimas tada, ar jinai bus pozityvi ar negatyvi. Jo. Mes galim patirti tą dalyką, arba mums atim, arba mums duot kažką, kaip ką tik sakiau, žinai, tas metalas kažkam duot meilės arba to kūrybiškumą, kas irgi yra ta aukšta vibracija. O kitiems žmonėms galbūt tas yra tiesiog, baisu, šlykštų, nežiūri tą pusę. Aš asmeniškai nes metalų mėgėjus tikrai ir galbūt nakleika dedu, kad metalas kažkoks ir, ką žinau, blogis irgi kažkiek. Nes aš nesidomu tiek to dalykų, man labiau kažkiek kitokie dalykai traukia. Ir aš tiesiog, mes filtruojam energiją taip, kad mes pasirenkam, kaip mes pageidaujam, kad mums tas labiausiai pasitarnauja. Bet pateisingas, kaip sakė, kiekvienas pagal savo lygį. Jeigu tau patinka metalas, tai reiškia įvibroji, tuom vibracijom, tuom kas. Bet jeigu tau klasikėja, tai jau tavo tos vibracijos, tai tam lygį. Būtent, absoliučiai. Kaip
kaip kas nors tas kariaun, kas nors tas gyvena. Jo, tu negali jeigu nori padaryti didžiausią įtaką pasaulyje, pakeisk savį, nes pakeisi savo fizinį realybę. Prieš tai minėjau, mes keitėmės paraleliniam realybėm milijardus kartų. Ir tiesiog įeisi į tą paralelinę realybę, kur karas neegzistuoja, arba karas tavęs nepaveik, arba tu gyveni tenais, kur šis neįmanoma tau, kad įvyktų kažkas blogas, žinai. Tu tiesiog įeini. Jeigu vis tiek kažkas įvyks tau panašaus, tai tu ir priežastį. Tai tu gal pasirinkai kažkokį pamoką išmokti, būtent, kad patirtum kažkokį sunkumą, skausmą išgyventum, taip toliau, bla, bla, bla. Kiekvienas iš mūsų turim savo unikalią srovę ir gyvenam pamokas. Aš negaliu žinoti nei vieną iš jūsų, koks jūsų ir gyvenimo pamokas arba tikslai. Bet aš galiu tiesiog jums patarti, kas man veikia, kaip per ant žengti, kaip per tas dalykus eiti, kaip įeiti į tą būseną, kad leidai tau patirti labiausiai džiaugsmą, pilnavertiškumą gyvenime, ir tada pritraukti viską, ko tau reikia. Nebūtinai, ko tu nori. Tai laba diena, mūsų dažnai žodžiu jauni, gal skleisit pozityvą ir dozę išvaistę, kažkokiam nematymui. Ačiū. Tas dalykas. Labai ačiū, iš tikrųjų. Labai dėkuoju visiems, kas atvarėt, žinai. Tiesiog esu toks dėkingas, kad... Kiek į žmonių iš Vilniaus? Nieko? Daug iš Vilniaus kvartų. Gerai, kiek į žmonių iš Kauno? Nieko. Gerai, kas iš toliausias atvarė? Iš ko? Anykščiai. Utena, Anykščiai. Palanga. 250 km. 200 km. Ir žmonių, kas šitas atvarė, paklausyti, kaip mano asmenybė pliurp kažko. Tiesiog tai ir neįtikėtina, aš esu be galo dėkingas jums, kad rezonuojat su šitą informaciją, rezonuojat su manim ir norat tobulėti, norat skleisti pas to meilę, to pozityvų, nes jūs nebūtumėt čia, jeigu jūs nebūtumėt susilyginant su mano vibracija. Aš esu be galo dėkingas ir norėčiau, dar kas nors turėt kokį vieną antrą klausimą, nes aš dar turiu vien tik dalykų, noriu pasidalyti su jums. Aš galėčiau čia klausinėti. Bet nežinau. O dar, ar gal, iš tikrųjų, gal priėmat kažkokiu individualiu kaip nors sesijai? Jo. Ну, какой-то покрайка, ar siekti kažkokį energiją, tokios pozityvios, Čia gali būti bet kas iš esmės, bet labiausiai tai, ko žmonės atėm pas manęs, ir tiesiog, kad aš jiems padėčiau pamatyti to, ko jie patys nemato ir tiesiog duočiau įrankius, kaip tai pakeisti. Taip pat į kursą turiu, per kurį gali eiti, ir programą turiu, per kurį gali eiti. Kursas tik informacija, programa jau yra asmeninis darbas kartu, aišku, ir kainas skiriasi, taip toliau, bet kiek jau, iš 50 mokinių, nei vienas neturėjo blogas tai labai smagu. Ir jeigu kas nors, aišku, norėtų, žinai, gyvai padirbti kažką, aišku, nuotoliu būtų, nes aš vis tiek vis dar Norvegijoje gyvenu, tai nesusitiksim fiziškai kol kas, bet kaip ir pirmas renginys, tai labai iš tikrųjų smagu. Kažkada ateityje gal ir fiziškai galėsim dirbti kartu, bet jeigu norit, žinai, susiekti visą laiką ir man svetainė laikinasatis.lt, galite mes rasti mane visą informaciją apie kursus, apie programas, apie atsiliepimus galite rasti, apie mane galite rasti ir taip toliau. Tai dabar norėčiau padaryti paskutinį praktikus jums visais, kad bus tokį gal kažkam neįprasta, bet bus labai fain. Dabar prašyčiau visų atsistoti. Reikės daugiau vietos? Ne, gerai yra. Dabar darysim tokią darbą su energija. Labai paprasta. Nieko magiška galbūt neatrodo, bet tai veikia. Tai, žodžiu, dabar stebėkit, ką aš darysiu, aš papasakosiu. Dabar kvėpsim giliai pro nosį, į krūtinę, į širdį. Kvėpsim į širdį, giliai ir įsivaizduosim, kad ir balons po mūsų rankom. Ir uns helle balons pilns. Ir uns nori kelti virš. Mes savo rankom leisim kelti virš. Mes pakelsim ton ranką, kelam rankas, mes kvėpam. Tai bus tipo tep. Kiek šiandien giliau. Ir tada viršau, tep rankas, sulaikom orą. Palaikom 3 sekundės laiks, 5 sekundės. Kiek šiandien ilgiau kam, ne? Palaikom taip. Ir tada lėtą orą išputam, ne kad o lėtai, leidų orą išėjai, lėtai išėjai. Ir tada rankas tepo, vėl visam balionas kil, bet mes atpalaiduojam rankas, mes nuleidom, iškvėpdami pro bordą. Iškvėpam. Ir va šitą veito
pajaust, kad praeina tokia energija, tik šilum pajusi, nusileisi. Tada vėl padarysi. Bet va aš eins padarau, tada pastebėkit, ką panorėk daryti. Tada vėl. 3 kartus ten padarysim. Nu, pasiruošę? Aišku, viskas ir klausimų. Pradedam. Gerai. Reikės paklausti. Gerai. Kvėpam kiek išein giliau. Sulaikom. Ir lėtai išmetam. Atsiki. Sulaikom. Ir dabar paskutinį kartą kiek išein giliau įkvėpam. Ir nuleidžiam. Dabar pabandykim pajaust magnum, energiją, šilumą. Jautėt ant pirščiukų tokiai kažkokie jausmuką. Kažkas tuoj, kažko jauti. Taip magnet, kad magnetas bando stumti arba pajusti, ne? Dilčio, jo, labai gražus žodis. Dilčio kažkas. Va mes dabar žaidam su savo energija, su modeliu. Ir dabar ton energija, ką mums jaučias, ne, kaip teisė. Ir dabar įsivaizduokiam, kad už mūsų čia 5 metrą, 3 metrą į viršų, kaip tušti veitą. Ir mes dabar paimam tą energiją ir duodam visą meilę, visą dėkingumą, visą pozityvą, visą šviesą, katram turam savį. Duodam į ton skrėmulį energijos, katras yra virš mūsų čia 3 metrų. Visą pozityvą, visą meilę, šviesą energiją, gerą, viskas susijęs su meilė ir pozityvu. Ir aukštą vibraciją siuntam į ton skrėmulį, ton energiją. Voksim stiprus, kokį didelį energiją, gal net jos, išteik toli. Kiek daug yra energijos, kiek daug yra meilės to veito. Ir dabar visą tą skrėmulį sudėjom vieną didžiulį energijos gabalą. Ir atiduodam sau visur, visiems mums, kur mums reikia, kur mums skauda kažkas, kur mums galbūt širdelė reikėtų daugiau, ar kokiam kaklui, sprandui, kažkam kojam, galbūt pėdam, visur atiduodam. Visur, kur mums reikia, duodam tą energiją, leidžiam sau pasidam. Žiūrėkit, kiek dar daug, žiūrėkit, palikom. Visą likusi šitą meilę dabar siunčiam visiems giminaičiams, visiems draugams, visiems, katrie mumis myli ir mes mus mylam. Įsivaizduojam, kad ta energija dabar nukeliauja pas mus, ateina ir pagerina, užpildo aistrą, pozityvų meilę ir ačiū visiems už dalyvavimą, ačiū visiems už šitą amžinosios meilės kurstymą ir gėrį ir jūsų laiką. Tai va, dar tik ačiū. Aš gal paus, ką turi svarbiau.